5 milijardai dolerių per dieną. Tiek prekybos kasdien vyksta tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados ir Meksikos. Ir šiuo metu susitarimas, kuris reguliuoja visą šią prekybą, turi būti atnaujintas, tačiau dėrybos nevyksta sklandžiai. JAVMKS tai yra Šiaurės Amerikos prekybos susitarimas, kurį Trumpas dėrėjosi per savo pirmąją kadenciją ir mėgo juo girtis, šią savaitę pasiekė atnaujinimo terminą. Ir JAV nedelsdamos pareiškė, kad nėra pasirengusios atnaujinti jo tokiu pavidalu, koks yra dabar. Vašingtonas nori pakeitimų, konkrečiai, kad 50% Šiaurės Amerikoje parduodamų automobilių būtų pagaminti Jungtinėse valstijose, o tai sukurtų daugiau darbo vietų automobilių gamyklose JAV. Kanada ir Meksika tai vadina raudonąją liniją. Tai taip pat reiškia, kad tokių modelių kaip Ford Maverick ir Chevrolet Equinox automobilių kainos gali išaugti 5–7%, jei tai bus įgyvendinta. Tai kas nutiks, jei abi šalys nesutars? Trumpas jau pasakė, kad jis visai nesiekia atnaujinti susitarimo, pridurdamas, kad Amerika nereikia nieko, ką turi Kanada ar Meksika. Dabar prie mūsų prisijungia Moshe Landeras. Jis yra vyresnysis ekonomikos dėstytojas Konkordijos universitete. Kaip Kanados ekonomistas, jis tikriausiai turi labai tiesioginį interesą, kaip visa tai klostysis. Taigi, Moshe, kokia yra tikroji situacija? Kodėl tavo nuomonė Trumpas staiga taip nusivylė savo sudarytų susitarimu? Įdomiai parinkai žodžius, Nataša. Tu pasakei staiga. Aš nemanau, kad tai staiga. Trumpas per 40 metų viešumoje keitė nuomonę dėl kiekvieno svarbaus politinio klausimo, pradedant nuo laikų, kai buvo Niujorko nekilnojamojo turto magnatas. Yra tik vienas dalykas, dėl kurio jis buvo nuoseklus. Jis nemėgsta laisvosios prekybos. Ir ne tada, kai per savo pirmąją kadenciją gyrėsi, kad tai geriausias kada nors pasirašytas susitarimas. Skamba pažįstamai. Tai nebuvo geriausias kada nors pasirašytas susitarimas. Geriausias buvo originalus NAFTA susitarimas. O dabar staiga jis atrodo priešingai nusiteikęs. Bet tai jo prigimtis. Jis nemėgsta laisvosios prekybos. Praėjusią savaitę jūs turėjo 3 pasirinkimus. Vienas buvo atnaujinti susitarimą, kitas visiškai jį nutraukti ir pasakyti viskas, mes pasitraukėme. Trečias buvo pasirinkti nei vieną, nei kitą. Būtent šį variantą jis ir pasirinko. Taigi dabar mūsų laukia 10-metis nuolatinių atnaujinimų ir pataisimų, kol galiausiai turėsime nuspręsti, liekame visam laikui ar pasitraukėme. Dabar atrodo, kad Kanada iš esmės buvo palikta nuo šalyje, o dėrybas veda JAV ir Meksika. Ir yra tikra baimė, kad Vašingtonas ir Meksikas atvyks į Otavą jau sudarę susitarimą ir pasakys, imkite arba palikite. Bet kaip jūsų supratimu pagal turimas ataskaitas tas susitarimas galėtų atrodyti? Taip, manau, kad šiuo metu jam labiau rūpi dvišalės dėrybos. Taigi, pirminis susitarimas, sudarytas dar 80-aisiais ir ankstyvaisiais 90-aisiais metais, buvo pasiektas visoms 3 šalims sėdint prie stalo ir kiekvienai teko šiek tiek nusileisti bei kažką gauti. Taip veikia geras susitarimas. Visi lieka nepatenkinti tuo, ką gavo. Dabar jis bando atskirti Meksiką ir Kanadą, iš esmės jas izoliuoti ir pasinaudoti savo kaip dominuojančios ekonomikos padėtimi dvišaliuose santykiuose, sakydamas, štai taip mes darysime dalykus. Net jei susitars su Meksika, nemanau, kad Meksika pasiruošusi atvykti į Kanadą ir pasakyti, imkite arba palikite. Claudia Sheinbaum sakė, kad mes čia labiau sutarėme su Kanada ir mūsų požiūriai artimesni nei galėtumėte pagalvoti. Meksika greitai tapo 5. pagal dydį Kanados prekybos partnerė, nors prieš maždaug 30 metų, kai buvo pasirašyta sutartis, ji buvo visiškai nereikšminga. Tad manau, kad viskas nebus būtent taip. Bus taip. JAV dėrėsi su Kanada ir sakys Kanados atstovams, žiūrėkite, jūs deratės tik su mumis. Jei norite kalbėti su Meksika, prašom, bet tai neturės įtakos mūsų dėryboms čia. Gerai, Moshe, likite su mumis, nes turime dar vieną temą, apie kurią norime jūsų paklausti. Kas būtų, jei JAV vyriausybė turėtų dalį ChatGPT? Iš tikrųjų, tai nėra taip neįtikėtina, kaip gali pasirodyti. Pranešama, kad OpenAI pradėjo preliminarias dėrybas dėl 5% bendrovės akcijų perdavimo JAV vyriausybei. O generalinis direktorius Samas Altmanas tai pristato kaip teisingiausią būdą užtikrinti, kad iš dirbtinio intelekto bumo naudos gautų paprasti amerikiečiai, o ne tik silicio slėnio investuotojai. Ši idėja veiktų panašiai kaip Aliaskos naftos fondas. Vėliausiai dirbtinio intelekto pelnas patektų į viešą fondą ir galėtų būti išmokamas dividendais piliečiams. Tačiau štai, kas šį pasiūlymą daro daugiau nei tik gražiai skambančią idėją. Šiuo metu dirbtinio intelekto bendrovės patiria didelį spaudimą iš Trumpo administracijos. Anthropic naujausias modelis buvo laikinai sustabdytas vyriausybės dėl nacionalinio saugumo sumetimų, kol šią savaitę vėl gavo leidimą veikti. Sąžiningai kalbant, suteikti Vašingtonui finansinį interesą šiose bendrovėse taip pat yra labai veiksmingas būdas išlaikyti reguliuotojus savo pusėje. OpenAI ir Anthropic abi rengėsi žengti į biržą, kurie galėtų įvertinti kiekvieną jų daugiau nei $1 trilijonų. O 5% nuo to yra tikri pinigai ir tikras klausimas, kas turėtų valdyti dirbtinio intelekto ateitį. Moshe Landery, jūs vis dar su mumis.
Žinote, Semas Altmanas tai pristato kaip dirbtinio intelekto naudos dalymasi su visuomenė. Tačiau suteikus dalį akcijų vyriausybei, Vašingtonas taip pat įgyja tiesioginį finansinį interesą, kad šioms įmonėms sektųsi. Ar tai reiškia, kad reguliuotojai bus linkę elgti švelniau su šia industrija, užuot reikalaudami iš jos atsakomybės? Taip, tai nėra altruistinis Semo Altmano poelgis. Jis to nedaro todėl, kad nori, jog visi turėtų naudos. Pats paklausiau ChatGPT, ką manai apie tai, kad priklausytum vyriausybei? Ir atsakymas buvo bauginantis, labai bauginantis. Ir manau, kad tai tikriausiai geras atsakymas. Žinote, jei vyriausybė pradės turėti dalį viso to, kas gali pasakyti, kokią įtaką ji turės tam, kaip generatyvusis dirbtinis intelektas netgi pateikia savo atsakymus. Ar tai bus atsakymai, kuriuos Amerikos vyriausybė nori, kad jūs matytumėte? Ir žinoma, iš kur jis gauna savo duomenis, gali lengvai būti paveikta vyriausybės reguliavimo. Vyriausybės reguliuotojai įprastomis aplinkybėmis galbūt būtų šiek tiek įtariau nusiteikę dėl to. Tačiau žinoma, pastaraisiais metais matėme, kad daugelis normų ir taisyklių galiojančių JAV buvo pamirštos, o verslo ir valdžios suartėjimas tapo daug dažnesnis. Todėl čia kyla tikra baimė, kad tai gali tapti galimybę korupcijai. Ne tik dėl tų 50 milijardų, bet ir dėl to, kaip formuojama dirbtinio intelekto kryptis. Ir kokia žinutė siunčiama dirbtinio intelekto vardu, užuot pateikus kiek objektyvesnę ar nešališkesnę žinutę? Turiu omenyje, kad Anthropic ir OpenAI kiekviena gali būti verta daugiau nei $1 trilijono, kai bus įtrauktos į biržą, jei galiu pridurti. 5% akivaizdžiai skamba mažai, bet tai yra $50 milijardų kiekvienai įmoniai. Ar jūsų nuomonė, JAV vyriausybė iš tikrųjų yra pasirengusi būti atsakinga akcininkė galingiausiose pasaulio technologijų įmonėse? Ir tada, žinote, kalbant apie visas šias problemas, kurias ką tik paminėjote, kas nutinka, kai nacionalinio saugumo interesai susiduria su pelno siekimu? Taip, štai kur esmė. Kai turite privačią įmonę, ją visiškai motyvuoja pelnas, kaip ir turėtų būti. Tai ir skatina inovacijas, naujas idėjas, kūrybiškumą, mažesnės kainas, didesnę produktų įvairovę ir panašius dalykus. Žinote, visa tai kyla iš pelno siekio. Kai prie stalo atsisėda valdžia, jau nebesate tikras, ar jūs skatina pelnas, ar bandymas įtikti valdžiai. Ir kai matote, kaip valdžios reguliuotojai įsikiša ir sako, ei, čia nacionalinio saugumo klausimas, ar tikrai taip yra? Ar tai tik būdas jiems pateisinti savo norą įsikišti ir pasiimti dalį to? Jeigu pažiūrėsite, kaip JAV vyriausybė žiūri į Bitcoin ir kitas kriptovaliutas, žinote, ten būtų daugybė nacionalinio saugumo klausimų, bet jie atrodo labai linkę bendradarbiauti su tomis įmonėmis, tik ne nacionalinio saugumo vardu, o dėl pelno siekimo. Ir mes matėme Trumpo neseniai paskeltas pajamų deklaracijas. Jis uždirbo daugiau nei, kiek ten buvo, $2 milijardus ar kažkas panašaus 2025 metais. Ir didelė dalis tų pajamų buvo iš kriptovaliutų. Ar mes pamatysime, kad tai tiesiog būdas vyriausybei pasipelnyti ir išpešti pinigų iš technologijų? Aš visiškai nesu įsitikinęs, kad $50 milijardų iš vyriausybės yra tikrai tinkamas būdas kažką daryti. Ir nors tau ir man tai tikrai yra dideli pinigai, JAV ekonomika siekia apie $30 trilijonų, $50 milijardų yra tik apvalinimo klaida. Todėl nesu visiškai tikras, ar jie nerimauja, kad tai jiems bus tikri pinigai, ypač jei už juos jie įgyja didžiulę įtaką ir kontrolę pramonėje, kurią jie pristato kaip ateitį. Žinai, visa tai tiesiog taip pribloškia. Manau, mes apie dirbtinį intelektą kalbame jau daugelį metų. Akivaizdu, kad dabar jis atrodo pasiekė savo viršūnę. Ir net tai nėra teisinga. Manau, nuo šiol jo diegimas ir naudojimas tik augs. Taigi matyti, kad JAV vyriausybė turi, atvirai kalbant, didelį akcijų paketą OpenAI ir Anthropic. Yra tai, apie ką, manau, kiekvienas pilietis turėtų dabar pagalvoti. Mošė, labai dėkoju, kad prisijungiai prie mūsų ir paaiškinai abi šias temas. Tikimės, kad greitai vėl tave pakviesime.